klausimai apie Dominiką Dirkstį kažkiek ir įgrisę, bet taip sudedant taškus ant tik kokios galutinės sąlygos, su kuriomis sutiktum sukovoti su Dominiku Dirkstį. Na, ašgi sakau, labai paprastai, kas esi toks? Jis yra vietinės reikšmės vidutinio lygio kovotojas. Nori su Sergejum? Aš tai noriu, aš tai siūliau Sergejui, sakau, davai važiuojam 90 ir kovojam. Taip, bet jis nepadaro, 90. Tai padėk jam, padėk savo draugui. Bailys, baisus bailys. Tavęs. Tai visą laiką tu kovoji su kitų disciplinų kovotojais, su mažesniais kovotojais. O kaip su rykliuku buvo, aš atėjau didesnį svorį. Bet jis augino svorį dėl tavęs, supranti? Minu pečiami Levinijus. Stovi, vis dar stovi. Šonas ilgai nestovi. Virvės. Paskirvės. Linkėjami, kurie sakė, kad Sergejus Maslobojevo jau negali nokautuoti. Sergejus Maslobojevas yra Viskas. Ir tai žiūri. Ir aš apsiškau, aš nusimbiliu zoną. Toksai. Žiūrėkit, Hebra, parašykit man į Instagramą, bičios apsikakojo. Aš jūsų visiems fotkės. Visiems. Ta prasme, nefeikinu. Pakelk bliuzoną.